Petras Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje. Jie išėjo anksti rytą iš pačios pelkių gilumos, kuri apėmė šiaurinę Nykos valsčiaus dalį. Ten kaimiečiai skurdžiau gyveno, daugiau verkė ir maža valgė. Taip klampodami didelėm klumpėm, ramščiuodamiesi didelėm kartim per amžinai patižusį kelią ir bardami savo nedalę, tik visai pavakare du kaimiečiai, sunkiai prilinkę prie žemės, įvirto į valsčiaus raštinę. Kadangi į jų pasveikinimą niekas neatsakė, taigi ir atsisėdo nuošaliau, kad niekam netrukdytų. Jie sėdėjo kaip fotografuojami. Vienas jų liesas, apšepęs plaukais, nuolatos šluostė raudoną skarutę prakaitą, o antras dar ilgesnis, su išsikišusiu gerklės krumpliu, tąją pat skarutę šluostė ašaras, kurios visada tekėjo iš paraudonavusių nuo vėjo akių. Tik abiejų dryži perkeliniai, vos prikabinti ant krakmolintų apykaklių, pasakojo, kad jie atėjo svarbiais reikalais. Viršaičio veidas buvo aiškiai matyti prie didelio, ilgo valsčiaus stalo. Kieti, puslėti pirštai, vartė ant spauduotus ir kitokius raštus. Priešais jo nosį kabaliojo, pakabintas lubose, musėm naikinti popieris. Viršaičio toks pat veidas. Jis be galo nekentė musių. Viršaitis, pakabinęs kaip grietinę baltus ūsus, peržiūrinėjo žemės mokesčių lapą, o kairiąja ranka vis gaudė nuo plikės muses, kurias su delnu paskum spaudė ir trynė į kelnių kalašką. Aplink grindis juodavo nuo negyvų sutrintų musių. Kur sekretorius nurodė, ten pasirašė. Savo pavardę Viršaitis rašė ant galo užsukdamas ilgą uodegą. Tas malonumas jam kaštavo daugiau negu viena diena. Jis čia daug prakaito išliejo. Štai pasirašęs, jis kraipo galvą, visai patenkintas užsuktą uodegą. Retkarčiais Viršaitis po tokio parašo užsirūkydavo kvepiantį papirosą, paleisdamas dūmus per visas galvos skyles, o spjaudė vis per sekretoriaus padėjėjo dvišaką galvą. Ten buvo spjaudyklė. Žinoma, Viršaitis jon nepataikydavo. Dažnai reikėdavo atsiprašyti sekretorių. Čia pat ant sienos kabojo skelbimai, griežtai draudžia nespjaudyti ant grindų ir nerūkyti. Pagaliau Viršaitis numetė popierius, atsilošė kėdėje ir atsiduso. Ar viskas jau? Sekretorius palenkė galvą, o kai Viršaitis pakilo ir dvi klumpėtos žmogystos. Ko? Paklausė Viršaitis. Tai dėl šito, ponas Viršaiti, nugi kur kalbėjom pereitą kartą. Vėlu. Ir šiandien abu kartu riktelėjo, kilstelėjo kaip gužučiai galvas. Žinoma, sakiau jum ateiti dar saulei nenusileidus. Bet kad mes, rodos, anksti išsirengėme, tik giriose klampus keliai, juk čia nedaug reikės. Tik pridėsite, ponas, pabrėšite bematant ir gatava. Aha, jums rodos, čia pabrėši ir viskas. Ne, reikia įstatymų žiūrėti, per normą mes negalime dirbti. Tai kas, juk čia nieko tokio, kad žmogui gali pagelbėti, kad aš galėčiau. Negaliu, saulė nusileido ir nieko nepadarysi. Iš valdžios toks įstatymas. O už nusižengimą prieš valdžią ir žinote, kur deda? Čia Viršaičio balsas nuskambėjo kaip kunigo per pamokslą, o du išvargę kaimiečiai iš karto dabar sutraukė kaklus ir viens į antrą pasižiūrėjo.
Ateisit rytoj, pasakė ir nuėjo. Kaimiečiai sekė jį iki šventoriaus, kur viršaitis pasisveikino su kunigu. Nie kunigui rankos nebučiuoja, sakė vienas labai liesas, kuriam ašaros nuolat biro. Na, tokius pinigus imdamas, dar į ranką kam bučiuosi, pasakė antras. Rodos, iš pačių mūsų tarpo, o dabar ponas ir gana. Ką, tai ir šią dieną šuo ant uodegos nusinešė. Sako, rytoj jau paskutinė diena. Popierius veža į Kauną. Saulėlydis slėpėsi į juodas arimų vagas ir girių pakraščiai liejosi taip pat juodi kaip varnų būriai. Saulėlydis geso. Vėl tokį kelią klampot atgal. Darbai nejudinti. Nei žinai žmogus, ko stvertis, nei ką pradėt. Viršaitis vėl pasipainiojo. Jie susitiko netoli traktyriaus durų. Traktyrius kvepėjo pro langą. Pro visus atvirus langus, šiltas sroves sklido žmonių juokas, bendras alasas ir kvapas stiprios degtinės. Abu kaimiečiai, sukibę į viršaitį, įvairiausiais būdais stengėsi įtempti jį traktyriun. Čia vakaras, o čia dar degtinės kvapas, privertė viršaitį uždėti vieną, paskum kitą koją ant purvinų laiptų. Šinkorka graži. Šinkorka atnešė 3 bonkas su 3 stiklais. Dar silkę ir duonos. Abiejų kaimiečių veidai prašvito. Skruostuose išsimušė po raudoną plėką. Jie pasidėjo, galima sakyt, visą širdingumą ant traktyriaus stalo ir ištisai atvėrė viršaičiui širdis apie menką derlių kaime. Liesesnis, kuris dabar ir linksmesnis buvo, išgėrė už viršaičio sveikatą. Išgėrė ir atsargiai pripylė vėl, bet viršaitis pamojo ranka. Negersiu. Nors vieną viršaitį, šilčiau namo bus eiti. Ne, ką čia tas surtas laksi? Abu kaimiečiai viens antram kilstelėjo galvas. Tai gal geresnio ar saldaus paimti? Jie dabar vaikščiojo aplink viršaitį, klausinėjo ir rūpinosi kaip labai pavojingai sergančių ligonių. Gal likerio viršaitį? Ir paėmė likerio. Vyšniavo likerio, pripildė taurelę ir bulką atnešė. O patys siurbė degtinę. Kai viršaitis pabaigė vieną, jam atnešė kitą. Tik gerkite. Viršaitis atsiminė matyt savo pareigas. Paaiškinkite viską nuo pradžios. Padažęs bulką, burptelėjo. Nagi kaip pernai Dievas čia atsiuntė mums skorą, buvo pradėjęs vienas, bet antras, kuris raudona skarute šluostė veidą, pertraukė jo kalbą. Ne, ponas viršaiti, kaip jau žinote, apie pabalius tik varlės ir uodai. Pempės ten tiesiog akis žmogui kapoja. O užėjo dar, kaip žinote, blogi orai. Sunyko rugiai, vasarojai, o bala viena bala, kad tu matytum. Viena bala, pridėjo kitas. Nuo pabalių kaip tik prasideda, tai ir eina Dievas žino kur. Na, kai valdžia pažadėjo sušelpti badaujančius, prisirašėm ir mes pas seniūną, bet sužinojom, kad nesame įrašyti. O toks turtuolis, atsiprašant, bjaurybė, Vinkšna Pranciškus, ant 50 margų pažymėtas. Graudu pasidarė. Boba, kai sužinojo, apsiverkė. Sako, iki valdžią, gal yra dar šiokia tokia teisybė. Jei užsirašėte, tai ir esate. Nėra čia ko streikuoti. Tik gyvenimo prašymą reikėjo šiokį tokį padaryti apie inventorių. Aha, taigi mes ir sakėme, gal viršaitis parašytumėte čia. Gerai. Paskum, kad viršaitis nepamirštų,
Tuodu kaimiečiai papasakojo, kiek kiaulių, kiek ėriukų ir kiek vaikų. Tik karvė ir arklys tarp abiejų kaimiečių buvo bendri. Šių ir nežinojo, kur priskirti. Viršaitis panarinęs galvą gėrė ir gėrė, o jam vis statė. Ir nė vienas nesakė gana. Hi, nei iš šio, nei iš to, susijuokė Viršaitis savo panosėje ir vienu pirštu kvietė šlakuotą šinkorką. Jis kelis kartus stengėsi atsistoti, bet vis sudribo. Pagaliau jis sukeikė ir pasuko ranką tamsoje. Ar dabar rašysite sąrašą? Tyliai prisikišęs paklausė liesesnis. Kokį sąrašą? Paklausė vikstelėjęs smakrą, užsimerkęs Viršaitis. Turto ar to Ventoriaus? Nieko nežinau. Na tai ar nebus galima? Dar tyliau paklausė į pat gauruotą ausį. Viršaitis atsistojo, išgėręs 3 vyšniavo likerio bonkas ir sudažęs 3 bulkas. Atsistojo ir nusižiovavo visoje savo didybėje. Negalima per normą dirbti, sakau, valdžia užmuštų mane vietoj. Viršaitis užsismaukė ant pakaušio kepurę ir nė žodžio daugiau nepasakęs, iššliuožė pro duris. Liesas, kurio lūpa dabar virpėjo kaip drebulės lapas, užbėgo dar už akių ir nutvėrė Viršaitį stipriai už skverno. Tai nors patarkite, ką daryti, tai kaip dabar bus? Juk rytoj vėlu, ar ne? O kaip norite, taip darykite, kas man galvoj. Abu kaimiečiai matė, kaip Viršaitis nuėjo išsiskėtęs viduriu gatvės. Juodu sugrįžo tylėdami prie stalo. Vienas iš jų parėmė rankom žilą apšepusią galvą, parėmęs palingavo ją. Ir nuėjo išputęs viską kaip kiaulė, kad jį kur nelabasis paimtų. Paskum jie pradėjo pirštais rankioti Viršaičio bulkos likučius ir juos valgyti. Kai trupinius suvalgė, išlaižė liežuviu ir saldų likerį, kurio keli lašai kabojo taurelės kraštuose. Gardžiai priputo už mūsų pinigus. Aha. Jie sėdėjo vis taip rymodami. Sėdėjo vienas į antrą žiūrėdami. Pagaliau vienas stuktelėjo dar vieną pilną degtinės bonką. Išgerkime, juk ar taip, ar kitaip velnias ant sprando sėdi. Sėdi Jeronimai. Žibančiom akim, lyg verčiami didelio reikalo, jie išgėrė ir nurimo. Išgėrė, lyg skandindami liūdėsi ar pakasė ką nors iš šeimos, artimųjų. Kai jie baigė bonką, atsistojo, saulėlydis toks liūdnas, saulėlydis toks šaltas, lindo už vandenim aptekusių Nykos laukų, kad jie nutarė dar po vieną išgerti. Vis vien prašvis, kol pareisime. Ir išgėrė ne po vieną, bet po 2, svarstydami, kaip parėję papasakos žmonom. Ir nutarė pasakyti, kad valdžia žada jų pasigailėti ir suteikti pašalpą. O kadangi jiem pasirodė labai čia gudrus išsisukimas iš bobų, nutarė ir dar po vieną išgerti. Ir saulės, nė saulėlydžio žymės nebeliko danguje, kai jie susikabinę, dainuodami kažką, pasuko į pelkes.